Ką tu vadini knygą, kurioje trūksta šimtų puikiai išsaugotų eilėraščių? Bent jau tokį atsakymą gaunu iš savo draugų musulmonų. Vakar skaitėme ištrauką iš Kitab Fadail al-Quran, kur Ibn Umaras, vienas iš Mahometo palydovų, pripažino, kad didžioji Korano dalis buvo prarasta. Ibn Umaras pareiškė musulmonam: tegul ne vienas iš jūsų nesakys, aš išmokau visą Koraną, nes iš kur jis žino, kas jis yra, kai didžioji jo dalis dingo. Leiskite jam greičiau pasakyti, žinojau, koks yra buvęs jo mastai yra, aš sužinojau tik tai. Tada Abu Ubaidas pateikė daugybę trūkstamų eilučių, trūkstamų ištraukų ir skyrių pavyzdžių. Paskaitykime, ką apie tobulą suros išsaugojimą kalbėjo pirmoji musulmonų karta. 33 Korano Ibn Abi Maryam susijęs su mumis iš Ibn Luhai'a, iš Abu al-Aswad, iš Urva bei Az-Zubair iš Aiša, kurie sakė surat al-Ahzab. Pranašo laikais 33 sura buvo deklamuojama su 200 eilučių, bet kai Utmanas surašė kodeksus, jam nepavyko įsigyti jos daugiau, nei yra šiandien. Taigi, pasak Mahometo žmonos Aišos, ištikimosios suros motina 33 buvo deklamuojami su 200 eilučių. Bet kai Khalif Utman nusprendė išplatinti kai kurias rašytinės Korano kopijas, musulmonai galėjo rasti tik tai, kas šiandien yra skyriuje 33 oje Korano surahoje, kurią šiandien turime, yra 73 eilutė. Jei 33 suroje iš pradžių buvo 200 eilučių, bet šiandieninėme Korane joje yra tik 73 eilutės, kiek eilučių trūksta iš 33 eilučių. Anot Aišos, 33 puikiai ir stebuklingai išsaugoto Korano suroje trūksta 127 eilučių. Bet dar blogiau, nes Aiša matyt suapvalindavo, sakydama, kad 33 suroje buvo 200 eilučių. Ismailas bei Ibrahimas ir Ismailas bei Jafar susijęs su mumis iš Mubarak bei Fadala, iš As-Abin Nujud, iš Zir bei Hubech, kuris sakė: Ubai bei Kabe man pasakė, kiek eilučių skaičiavai, ar kiek eilių perskaitai. Surat al-Ahzab 72 ar 73 aš atsakiau, kad jis. Tačiau anksčiau tai buvo lygu sur al-Bakra, surah Tvo, ir mes joje skaitydavome užmėtymo akmenimis eilutę, sakiau aš, o kas yra užmėtymas akmenimis? Jis pasakė: jei suaugęs vyras ir moteris svetimauja, nedvejodami užmėtykite juos akmenimis kaip Allaho įspėjimą, nes Allahas yra galingas išmintingas. Pasak Uba ibn Kad surah, 33 buvo tokie pat ilgi kaip 2 surah. Bet kas buvo Uba ibn Kab, kad turėtume jo klausyti? Uba nėra koks vidutinis sahabi, jis yra Korano airi. Jis yra meistra. Uba buvo Korano šeimininkas, o Uba sakė, kad 33 sura buvo tiek pat, kiek 2 sura. Korano antroji sura yra 286 eilučių ilgio. Dabar 33 suroje anksčiau buvo maždaug 286 eilutės, o dabar joje yra tik 73 eilutė. Galima sakyti, kad pasak meistro Uba ibn Kab, iš vieno Korano skyriaus buvo pamesta daugiau nei 200 eilučių. Kaip reaguos mūsų draugai musulmonai? Na, visi tie 200 plus eilučių buvo panaikinti. Ar pastebėjote, kad Koranas turi visas pakeistos ir sugadintos knygos bruožus, tačiau musulmonai sugalvoja visų pakeitimų ir sugadinimų priežastis, o tada sako, kad jį puikiai išsaugo? Šiandien mūsų turimame Korane trūksta ištisų skyrių ir šimtų eilučių. Kodėl taip? Ogi todėl, kad trūkstami skyriai ir eilutės buvo panaikinti. O jei Korane, kurį šiandien turime, yra dalykų, kurių trūko ankstesniuose Korano. Pavyzdžiui, Mohamedo bendražygis Ibnas Masudas savo Korane turėjo tik 111 skyrių. Jis pasakė, kad 3 skyrių, kurie yra šiandieninėme Korane, ten neturėtų būti. Taigi, kas atsitiks, kai viskas bus pridėta? O tas, kuris praleido ką nors, kas yra šiandieninėme Korane, tiesiog suklydo. Ibnas Masudas klydo.
Na, o kas, jei sudėtume du šiandieninius koranus greta ir pamatytume, kad yra skirtingų arabiškų žodžių, turinčių skirtingas arabiškas reikšmę? Taip yra todėl, kad Koranas buvo atskleistas įvairiais būdais, tačiau šie skirtingi skaitimai papildo vienas kitą. Visos skirtingos versijos yra iš Allaho. Atkreipkite dėmesį, ką sako musulmonų. Jie sako, kad Koranas turi visas pakeistos ir sugadintos knygos bruožus, tačiau jį stebuklingai išsaugojo didysis Dievas Allah. Tačiau tai kelia akivaizdų klausimą. Jei Korano išsaugojimas yra stebuklas, o Koranas turi visas pakeistos ir sugadintos knygos bruožus, kaip mes turėtume atpažinti stebuklą? Kas čia per stebuklą? Mūsų draugai musulmonai sako, kad Koranas skiriasi nuo kitų knygų. Jis buvo puikiai išsaugotas, tačiau Koranas turi visas kitų knygų ypatybės, kurios buvo pakeistos ir sugadintos, pridėta dalykų, atimta, skirtingi žodžiai skirtingose versijoje. Jei tai stebukla, tai pats kvailiausias stebukla. Musulmonai iš esmės mums sako, kad Allahas pasakė, žinote ką? Aš padarysiu stebuklą. Aš padarysiu, kad Koranas atrodytų lygiai taip, kaip jis buvo pakeistas ir sugadintas, nors jis buvo puikiai išsaugotas. Musulmonai teigia, nepateikdami konkrečių įrodymų, kad Biblija ir Tora buvo pakeisti. Tai būtų įmanoma vienodai modifikuoti kiekvieną kopiją visame pasaulyje. Ar susidūrėte su kokiais nors istoriniais duomenimis pagrindžiančiais šį procesą? Įtariu, kad nesusidūrėte su tokiais įrodymais. Tačiau kai analizuojame Koraną ir Haditą kartu su rankraščių palyginimais, Korano pakeitimai yra aiškiai matomi. Šiuo metu yra 26 skirtingos Korano versijos, kurios naudojamos visame pasaulyje, o tai daugelis atsisako pripažinti. Labai svarbu mąstyti kritiškai ir aklai nepriimti dezinformacijos, kuri buvo platinama apie krikščionis ir žydus. Be to, verta atkreipti dėmesį į įvairių vertimų Korano versijų ir originalaus arabiško teksto neatitikimus, kurie taip pat yra jūsų knygos sugadinimo forma. Galų gale, kuo tikėti priklauso nuo jūsų.